Lietuvos motociklų sporto federacija ir Baltijos motoklubas pristato motokroso varžybos Super Taurė 2011. Pirmas etapas Kaune. Praėjusį šeštadienį Kaune Petrašiūnų motokroso trasoje surengtas pirmasis motokroso varžybų Super Taurė 2011 etapas. Nors iš pradžių buvo planuota varžybas rengti Utenoje, tačiau dėl prastos trasos būklės jos buvo perkeltos į laikinąją sostinę. Kaip teigia varžybų organizatorius Artūras, staiga pasikeitę planai pirmojo etapo nesugadino. Į jį susirinko per 80 pajėgiausių sportininkų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kaimyninių šalių. Organizatoriai pasirūpino ne tik puikiai paruošta trasa, saugumu joje, bet ir kaip tyčia užsakė gerą orą. Šiandien vyksta pirmas Super Taurės etapas 2011 metų. Šitos varžybos buvo suplanuotos Utenoje. Ta pačia data, balandžio 3 dieną, bet dėl trasos kokybės buvo iš pradžių atšauktos, o paskui suderinus su federacija ir klubais Lietuvos surengėme šitoje trasoje. Taip pat, aišku, noriu paminėti, kad gavom ypatingos skubos tvarka leidimą iš Petrašiūnų seniūnijos, iš Kauno miesto savivaldybės, norime tarti jam atskirą ačiū už tai. Kiek dalyvių šiandien varžosi ir būtent kokiose klasėse? Nežinau. Apie 80 sportininkų varžosi, visos klasės nuo pačių mažiausių, nuo 50 kubinių centimetrų variklių iki Open klasės 4,5 Taip pat keturačiai, mėgėjai ir Open klasės keturačių. Turim svečių ir iš užsienio? Turim svečių šį kartą, pirmos pavasario varžybos, daugelis turi problemų panašių su trasomis, kaip mūsų kaimynai ir Latvija ir Estai, todėl sulaukėme svečių ir iš Estijos, ir iš Latvijos, iš Baltarusijos, iš Rusijos taip pat. Ar pajėgių sportininkų privažiavo? Manau, kad pakankamai, tikrai yra ką pažiūrėti, vien lietuvių starto linija, ir Jasikonis, Rūkštela, Bučas, žinoma, Damuliūnas, keturačiai, turim visą eilę sportininkų garsių. Žiūrovų taip pat matom nemažai susirinkę. Na, po ilgos užsitęsusios žiemos tikrai gera nuotaika pas visus dėl vykusio oro. Neturėjom pakankamai laiko gerai pristatyti ir anonsuoti varžybos, kaip minėjau, buvo perkeltas etapas, tai tiesiog tie žiūrovai, kurie susirinko, tikrai stebina savo gausumu ir jiems irgi dėkojam, žinoma, organizatorių vardu. Varžybų dalyviai taip pat pritarė, kad pirmasis Super Taurės etapas pavykęs. Pasak daugelio sportininkų, kautis trasoje leido ne tik puikiai ir ganėtinai sausa danga, bet ir pajėgus varžovai. Aš esu pats iš Kauno, bet važiuoju už Biržų klubą. Na ir kaip kiti klubai, kiti varžovai, turim ir užsienio lenktynininkų, būtent ir saviškių. Ar yra su kuo pasivaržyti, ar stiprus konkurentai? Yra Vilnietis toks vienas, Renaldas Petrulionis. Mes su juo buvom dabar išvažiavę į Italiją pasitreniruoti, grįžom kaip tik, tai rezultatas jau yra. Kelintas? Aš pirmas, Renaldas antras. O kaip pati trasa būtent? Nu, čia trasa tokia specifinė, kur nėra kur dabar važiuoti, tai čia smėlis, durpės, tai sausa, treniruotėm gerai, labai. Važiuoju, su jaunimu, esam veteranų dar klasę padarė, tarp veteranų pirmą važiavimą pirmą, o kaip bus toliau neaišku. Ar turim pajėgaus jaunimo? Yra pilna pajėgaus. Jau su jaunimu nėra kaip lenktyniauti, jau jie labai aukštai pakilę. Tai veteraniškai važiuojam ir tiek, iš lėtuko savo. Ar ilgai būtent motociklų sporte pats esat? Ilgai, visą laiką pastoviai. Kaip šiandien būtent pačios trasos specifika? Gera labai trasa, sausa, saulutė šviečia, labai gerai surengė trasą. Tokia sunki, bet labai gera. Savo pasirodymų patenkinti liko ne tik motokroso vilkai, bet ir jaunimas. Greitų važiavimų privertė stebėtis ir visko mačiusius sportininkus. Kvalifikacija buvo antras, o pirmam važiavimą pirmas. O kaip tavo varžovai? Stiprus, geri varžovai, yra su ką varžytis. O kaip pati trasa, būtent ar ilgai ruošeisi šioms varžyboms ir kaip trasos specifika tavo? Ne, mes buvom treniruoti Olandijai, Belgijai, tai ten irgi visas smėlio trasas, tai ir pasirašiau šitai trasai. Tai reiškia, treniruotės padėjo užimti aukštą vietą? Turbūt. Varžybos gan neblogos, biški antram važiavime pritrūko gal jėgos, startas blogas.
daugiau ne. O šiaip sunku važiuoti prieš vyresnius sportininkus? Nu, nelengva, sunku. Kaip pati trasa būtent šiandien? Gera, smėlis, didelės duobės. Na, kol kas, nežinau, konkurencijos turbūt nesulaukiu, bet yra Makrovas, Piesikonis, Rukštelas, ganėtinai stiprus važiuotojai. Kaip sąlygos, kaip trasa? Trasa super, jokios balos, oras puikus, varžybos super. Na ir ko tikėtis iš paskutinio važiavimo? Kaip visas pergalės, dėl to ir dalyvaujam, dėl to stengiamės. Kalbinti svečiai iš kaimyninės Latvijos ir Estijos negailėjo pagirų mūsų sportininkams, tačiau ir savo komandų lenktynininkų rezultatais nusivylę nebuvo. Tiesa, Estijos komandos atstovas Jan Koch tvirtino, kad Lietuvoje kiek mažai jauniausių motokroso sportininkų, važiuojančių silpniausioje klasėje. Today is very nice weather and very nice people. And the people who make a track, it will be hard work because in Utenau where was must be the first race. The track was also good, but weather is snow. But here is good place and I hope it will be good race end also. Svečiai iš Latvijos savo pasirodymu buvo patenkinti, pasak jų lietuviai gerą motokrosą surengti moka, todėl ar vykti į šias varžybas dvejojama nebuvo nė akimirkos. Aukšto lygio varžybas, geras, daug varžovų, pradedantis sezoną. O šiaip kaip pati trasa? Trasa gera. Stadion Krosą Pribaltijoje viena nuo geriausių trasų, man atrodo. Ypač pavasarį ir rudenį, ką blogai negaliu pasakyti. Pasivaržyti turbūt šiandien taip pat yra su kuo? Aišku, visada Lietuvoje pasivažiuoti su kuo. Yra gerų sportininkų Lietuvoje ir yra konkurencija. Iš kur jūs patys atvykę? Iš Latvijos. Latvija, yra toks klubas Sam Latgale, antras klubas Latvijoje. Atvežam 6 sportininkus. Visi dalyvauja, kas geriau, kas blogiau iš žiemos, kaip išeis, matysim. Kaip dabar sekasi sportininkai? Yra į pirmas vietas, kokiam klasim. Yra į pirmas, į antras, į trečias vietas, Lietuvoje stipri, šiandien stipri Lietuvoje. Trumpai apžvelkime varžybų rezultatus. Negausiausioje 50 kubinių centimetrų klasėje pirmasis finišavo Daniel Volovič, antrasis Arnas Vedluga, o trečiasis Vadims Marčenko. MX2 junior pirmas buvo Arminas Jasikonis, už jo finišavo Rain Koch iš Estijos, trečiasis Deimis Daniliauskas. MX2 nugalėjo Nerijus Rukštela, antrasis pro šachmatinę vėliavą praskriejo Osvaldas Zelepugas, trečiasis Tomas Poderys. Open klasėje nepavėjamas buvo Vytautas Bučas, antras liko jam įkandin sekęs Raimundas Makrov, trečiasis finišavo Saulius Stankus. 85 kubinių centimetrų klasėje nugalėjo Dovydas Karka, už jo finišavo Nauris Švedarauskas, trečiasis liko Deviniukės klubo atstovavęs Emilis Stanionis. 65 kubinių centimetrų klasėje triumfavo Dimitrijs Gorsanovs, antrasis finišavo Artioms Trofimovs iš Latvijos, trečioji vieta atiteko Dominykui Sipavičiui. ATV Open keturračių klasėje nugalėjo Renaldas Petrulionis, sidabras atiteko Andriui Žukaičiui, trečiaja vieta tenkinosi Imantas Tamuliūnas. Tarp pradedančiųjų pirmas buvo Nerijus Malaveckas, antrasis Martynas Čiapas, o trečias Linas Bacevičius. Open Hobby klasėje Open P įskaitoje pirmasis buvo Vladimir Zvorigins, antrasis Gytis Bašinskas, trečiasis finišavo Kęstutis Klimavičius.